Atsigulkite ant nugaros, rankos prie liemens. Prieš pradėdami mankštą nusiraminkite ir atsipalaidavę įsigilinkite ir sulėtinkite savo kvėpavimą. Siekite prailginti iškvėpimo laiką. Iškvėpimo trukmė turėtų būti ilgesnė ar bent jau lygi įkvėpimui. Įkvėpiant, tiesias rankas kelkite už galvos, grąžinant rankas atgal, iškvėpkite. Kartokite pratimą 4-6 kartus. Aktyviai pakvėpuokite diafragmą 1 minutę, kad aiškiai matytųsi pilvo judesiai. Įkvėpimo metu pilvas išsipučia, iškvėpimo metu susitraukia. Iškvėpkite sulėtintai, lūpas sudėję vamzdeliu. Lenkite pėdas į save ir tuo pačiu metu suspauskite stipriai kumščius. Kartokite greitu tempu. Kvėpavimas laisvas. Įkvepiant, plaštakas dėkite ant pečių, o alkūnes kelkite į šalis. Iškvepiant grįžkite į pradinę padėtį. Kartokite 4-6 kartus. Įkvepiant, išskėskite rankas į šalis. Iškvepiant, pritraukite kelius prie krūtinės, apglėbkite juos rankomis. Atsikosykite ir grįžkite į pradinę padėtį. Kartokite 4-6 kartus. Iškvėpimo metu apkabinkite ir suspauskite apatinę krūtinės ląstos dalį. Grįždami į pradinę padėtį, lėtai įkvėpkite. Kartokite 4-6 kartus. Įkvepiant tiesias suglaustas kojas kelkite aukštyn, iškvepiant atsisėskite. Kartokite 4-6 kartus ir sėdint atsikosykite. Plaštakas uždėkite ant krūtinės ir iškvėpimo metu nestipriai spauskite. Iškvėpdami stenkitės įtraukti pilvą ir diafragmą. Įkvėpkite ramiai. Taip kvėpuokite 1-2 minutes.
Atsigulkite ant šono, apačioje esančią ranką sulenkite ir padėkite po galvą. Kitą ranką ištieskite išilgai liemens. Įkvėpimo metu viršuje esančią ranką atmeskite atgal ir atloškite liemenį. Grįžtant į pradinę padėtį, stipriai iškvėpkite. Pratimą pakartokite 2-3 kartus ir atsikosykite. Po to pratimą atlikite atsigulę ant kito šono. Iškvepiant, prispauskite prie krūtinės viršuje esančią koją. Grįžtant į pradinę padėtį, ramiai įkvėpkite. Pratimą atlikite 4-5 kartus, po to apsiverskite ant kito šono ir pakartokite. Lėtu tempu kvėpuokite diafragmą, kad aiškiai matytųsi pilvo judesiai. Įkvėpimo metu pilvas išsipučia, iškvėpimo metu susitraukia. Pratimą atlikite 1 ar 2 minutes. Atsigulkite ant pilvo, rankas sulenkite per alkūnes, delnus padėkite šalia pečių. Atlikite atsispaudimus rankomis, tačiau nekelkite dubens. Įkvėpkite kylant aukštyn, leidžiant žemyn, iškvėpkite. Lėtai kartokite 4-6 kartus. Rankomis paremkite galvą, paeiliui per kelius lankstykite kojas 5-10 kartų greitu tempu. Kvėpuokite laisvai. Rankas ištieskite prie šonų, lūpas sudėkite vamzdeliu ir kvėpuokite aktyviai pilvu 1 minutę. Įkvėpimo metu pilvas išsipučia, iškvėpimo metu susitraukia.
sąmoningas kvėpavimas gulint ant nugaros arba sėdint. Atsigulkite ant nugaros patogiai. Padėkite sulenktą užklotą po mentimis taip, kad pakiltų krūtinės ląsta. Papildomai galite pasidėti volelį po keliais ir kaklu, kad jaustumėtės visiškai patogiai. Kojas ištieskite į šalis, plačiau negu pečių plotis, o pėdas paverskite į išorę. Jeigu tokioje padėtyje jaučiate diskomforto jausmą nugaroje, sulenkite kelius, pėdas padėkite ant žemės. Rankas delnais į viršų, ištieskite į šonus ir kiek toliau nuo liemens padėkite ant grindų. Atpalaiduokite kaktos ir kitus veido raumenis. Tuomet atpalaiduokite rankas ir pečius, atpalaiduokite kojas ir sėdmenis, atpalaiduokite krūtinės ląstą, atpalaiduokite visą kūną nuo galvos iki kojų pirštų. Neužmikite, likite budrus, bet atsipalaidavę. Sutelkite savo dėmesį į kvėpavimą. Pajuskite oro tekėjimą. Kaip įkvepiant, pakyla krūtinės ląsta, pilvas, o iškvepiant sumažėja krūtinės ląstos apimtis ir kvėpavimo ciklas baigiamas oro išpūtimu per nosį. Pajuskite oro srauto tekėjimą. Pirmyn, kuomet jūs įkvepiat, ir atgal, kuomet iškvepiat. Susitelkę į oro tekėjimo jausmą, atlikite 6-12 tokių kvėpavimų. Patarimas. Jeigu gulimoje padėtyje jaučiatės nepatogiai ir nepavyksta atsipalaiduoti, sąmoningai kvėpuoti galite, sėdėdami tiesia nugara ant kėdės.